Mes vykstame į objektą Kaišiadoryse, kur spręsime pramoninių vartų problemą. Dar nežinau, ką reiškia pramoniniai, klientas taip reiškia, gal ūkinis pastatas, gal kažkas, tai bus matyt. Iš naujų dalykų tai pagaliau atgavau busiką, net taip ir ilgai buvau praradęs. Klijavomės reklamą, labai šaunus žmogus padėjo to klausimu. Vakar 10 valandą vakaro pasiėmiau mašiną, nes šiandien jau buvau pasižadėjęs klientui, kad atvyksiu anksti ryte. Tai darbas atliktas tikrai kruopščiai, vėliau parodysiu, kaip atrodo mano autobusas dabar su reklama. Būsiu ryškus, matomas, tai gal pritrauks kažkokį papildomą srautą žmonių, klientų. Jeigu nori išrinkti vardą mano autobusiukų, tai prašom. Taigi, ką turim? Turime trukusį trosą, piruoklę, 3 smūgį. Peršokus, kita pusė irgi peršokus, trosas nukrytęs, iškrytęs, vyriai susuktinė tiesiai. Pažiūrėkit, ar taip jūs turėtų stovėti. Nu ką, buvau pas klientą, pats klientas pasakojo, kad susimontavo vartus, sako, pasamdžiau kažkokius. Sako, pradėjo strikt, sako, už savaitės, nebekėlė ragelio, nevažiavo. Tai va taip ir būna. Galiu pasakyti, kad sumontuota tragiškai. Visi veleno laikikliai sumontuoti iš akies, o ta akis greičiausiai ne tiesiai rodė. Spiruoklės buvo iššovusios, trosus tai reikėjo abu keist, nes klientas nežinodamas šiek tiek dar bandė naudotis, pramoninis variklis tempė kelią. Tai vienas trosas pilnai nutrūkęs, kitas buvo jau labai arti trūkimo ribos. Tai pakeičiau abu trosus. Vyriai susukti visi kreivai. Netiesinau, nes klientas kaip ir nesutiko, nenorėjo mokėti, sakė, jam tas triukšmas netrukdo, tai principė kaip ir ok. Kliento pasirinkimas, teko variklį perprogramuoti irgi, bet variklis uždėtas aukštyn kojom, tvirtinant kažkaip į lubas. Dėl to priėjimas prie galinukų labai sudėtingas. Teko pasipiti, žodžiu. Tai, mano akimis montavimas 5 iš 10. Bėgi irgi ne vienam aukštį, bet dabar jau nieko nepadarysi. Sutinkuota, pritinkuota. Platinti irgi neišėjo, nes pritinkuota porą centimetrų iš šono. Žodžiu, padariau maks, kas įmanoma, vartai atsidaro, užsidaro, veikia ganėtinai tyliai prieš pabaigą, kadangi bėgiai per siaurai trosai lipa viens ant kito šiek tiek, bet nėra ko paplatinti, tai taip ir palikom, klientui tinka. Tai, žodžiu, bet ką norėjau pasakyti, tai būtent tas momentas užstrigo, kur klientas sakė, kad nebeprisiskambino savo montuotojams. Tai būkite atsargus, rinkitės atsakingai, kad nebūtų taip kaip šitam klientui, o mes keliaujam toliau. Demontuojant paskambino žmogus iš Kauno dėl pamatavimo, nori vartukų, nori pasiplatinti, pasiskaitė komentarus, nori bendradarbiauti, pasižiūrėsim, pamatuosim ir pasiūlysim optimalų variantą.